Savaitgalį Vilniuje finišavo Lietuvos veteranų krepšinio lygos vyrų 55+ čempionatas. 4 pajėgiausios komandos kovojo dėl čempionų vardų. Į finalą pateko Garliavos statybos komanda pusfinalyje 87-69 įveikusi Salilitos ekipą. Kitame pusfinalyje KTU Saito komanda 91-79 įveikė Rangalė Mora ekipą ir taip pat prasibrovė į čempionato finalą. Rungtynėse dėl trečiosios vietos netruko atkaklios kovos ir emocijų. Rangalė Mora 79-76 įveikė Salilitos ekipą ir pasipuošė čempionato bronzos medaliais. Didžiajame finale Garliavos statyba bandė mesti iššūkį KTU Saito komandai ir po pirmojo kėlinio pirmavo 3 taškų skirtumu. Visgi antrajame kėlinyje Vitoldo Masalskio auklėtiniai persvėrė rezultatą savo naudai. Trečiajame kėlinyje kauniečiai įjungė dar vieną aukštesnę pavarą ir antroji rungtynių pusė jau tapo tik formalumas. KTU Saito komanda iškovojo pergalę 92-60 ir tapo čempionais. Iš 5 tiksliau metų šioje grupėje ir užbaigėm šios metus 55+ šitą komandą kiekvienais metais. Ir kiekvieni metai Kauno Žalgiris arba Kauno KTU dar Saitas dadedam, visada tapome čempionais. Taip kad šioje amžiaus grupėje mes įrodėme, kad esame stipriausi stabiliai. Ne vienus metus, netyčia, bet visus metus 5 mes buvome čempionai. Antra vieta keitėsi, tai Vilnius, tai Garliava, tai kiti, tai Klaipėda, bet, kaip sakau, Kaunas išlaikė šitas pozicijas šitoje grupėje. Ir šita mūsų komanda dažniausiai turbūt jau tokia yra jau patirtis, kad jie yra kažkiek tai visi kartu. Mes esame viename klube, mes visi kartu vykstame Europos pasaulio čempionatus, olimpinės žaidynės. Taip kad manau, kad tai rodo, kad vis tik tai būnant kartu, dėsningai dauguma krepšininkų yra žaidę tam tikrą krepšinio lygį. Ir šiandien ir parodo rezultatas, kad tai yra žymiai stipresnė komanda negu priešininkas. Finalas yra gražus, biški mums pritruko gal laimės. Tokios biški, kad būtų kaip vakar, kad keli daugiau kas įmetė, bet nebuvo kam įmest. Vienas Dimavičius negalėjo išlošti, aišku, rungtynių. Būtų dar kas nors vienas padėjęs. Manau, kad nelabai pavyko mums finalas, bet kitame tikiuosi, kad pavyks. Vitoldas Masalskis taip pat džiaugiasi, jog čempionato organizavimo lygis vis kyla ir lyga tampa stabili ir patikima. Situacija yra tokia, kad kai prezidentas tapo Algimantas Anužis, jisai tapo sistemingesnis, atsirado, sakyčiau, tvarka, atsirado taisyklės, palengvėjo su finansais, kada vis tik veteranai viską iš savo lėšų dažniausiai dengia. Tai tas žmogus, kuris subūrė veteranų lygą, dabar padarė ją, sakyčiau, stabilę ir gana patikimą. Po finalinių rungtynių lygos čempionams bei prizininkams buvo įteikti medaliai bei taurės, o komandų naudingiausiams ir rezultatyviausiams žaidėjams rėmėjų įsteigtos dovanos.